O, apšiko. Parė, einam čia, suminuoja. Jau mane parė. Kavos pagerą. Ne jau išgėrė savo, dabar išgėrė. Ispanai netrumpom rankovėm pravaikšti. Taip, matai. Irgi eina paviršium. Ne, čia ne šapalai, ne, jokių būdų. Važiavom, buvom numatę visai kitur važiuoti. Pasižiūrėjom, kad visai nebloga kempingas, kemperių stovėjimo vieta, tai sustojom, apsisukam, užvažiavom, pasižiūrėjom, paklausim, kiek kainuoja. 18,50 € vieną naktis, tai čia su elektra. Tai, jau pasiklausiu, sako, stokis. Ne, Vilma smokėti. Tai jai dovanų davė, aišku, man būtų nedavė. Tai ją pasiunčiu laiks, sakau, susmokėsiu, kol aš mašiną. Tai dar dovanų gavo. Ir kalendorius. Kalendorių gavo, po to aš nežinau, čia gal sultim spausti, nežinau, kaip reikės pasižiūrėti. Nežinau, kas čia. Ir dar lempa kokia, tai sakė. Ir dar lempa kažkokia tai. Nežinau, kaip čia reikia ją paspausti, sakė, ar ką ten. Va, batareikės reikia. Ar yra? Yra batareikė. O, viskas yra. Sekantį kartą visada reikia. Ją siūsti, jeigu susmoka, tai dar gal gaunu kažką. Ai, čia va tai va sudėti iš jų nieko, čia įdėdi. Tik. O čia va gali sultis. O čia kažkokia, nu tokia kažkokia. Čiupucha hernė. Dovana. Nu, davai tau dovana. Ramukai, kaip smagu. Smagu? Aha. Visiems smagu. Važiuojam į miestelį Peniskola. Labai geras privažiavimas. Dviračių takelis iki pačio miesto. O ten yra senovinė pilis 13 amžiaus. Man atrodo, almaurų perstatyta. O perstatė tamplieriai. Ir popiežius ten gyveno. Čia toks dviračių takelis eina iki pačios Peniskolos. Daug dviratininkų. Kažkas ir šortais, ir trumpom rankovėm vaikutėm. Sušalo jau prašo užsimesti kažko šilčio. Nu, nėra čia šilta, šiandien antro atrodo sausio. Pavėsi temperatūra 14-15 laipsnių, ne šilčiau. Ant saulės šilta, viskas okei ant saulė, bet pavėsi tai vėsoka, aš irgi stukinę užsidėjau. Sakau, yra ir viešbučio atidaryta, ir restoraną porą. Praeitą kartą nebuvo viskas uždaryta. Tik čia. Op. Tik čia. Stop, neik niekur. Kur tu? Čiko. Kur tu? Fontanas dar veikiantis. Šie fontanai išjungti būna, bet šis dar veikiantis. Nebūna gal tokio šalčio. Čia matyti tvirtovė. Čia šitą visą pakrantį pardavinėja visokias prekes, maikutės, padirkos, aišku, visokių firmų. Tai nelegalu. Praeitais metais skaitėm, kad tai negalima, baudavo už tai. Man atrodo, pirkėjus ar pardavėjus turi būti lentelės, paskaitysiu. Čia matyti, praeinu tie pirkėjai, pardavėjai. Juos ir užpraeitais metais neišvaikė ir dabar matyti, kad dirba. Jeigu perki šitų pirkėjų, tai baudžia ne pačius pardavėjus, o pirkėjus. 700 € bauda. Yra lentelė iškabyta, pirksi, gali baudą gauti ir po to gali įsisukinėti, žinojau, nežinojau. Ir lentelės, informacija. 750 €. 750 €.
lentelė. Geltona, didelė lentelė. Tavo problemos. Susimokėsi baudą, kitą kartą žinosi. XIII amžiuje buvo pastatyta. Ir maudosi, nešalta. Tokia tvirtovė. Pačioj žvejai žvejoja, kažką tai pagavo vienas žvejys. Skrieblino naknas slidokė šitie. Drėgninta slidokė. Lipsiu į viršų. Stovėjimo aikštelė tokia. Tik dar mokėt pastatyti. Nuolydis nemažas, viena prie kitos, apsisuk nėra kur. Einu čia pro šios gražius vartus. Nežinau, kur aš čia išeisiu. Einu toliau pasižiūrėti. Čia išmūryta viena arka. Tokios galingos sienos, akmenys galingi. Neeilinė tvirtovė. Čia jau išpuošta. Siauros gatvelės tokios. O, šilta jau. Prisirengiau šiltokai. Dar čia pradėjau važiuoti šaltą, kaip pavėsinį. Ne tik šaltą, bet vėsų, galvoju, dar atvės. Už šaltą, bet saulė nusileis. Ko gero bus nešilta tikrai. Šiuo metu į kalną palipėtai šilta. Užlipsiu ir aš čia pasižiūrėsiu. Kas matos, ko gero labai gražu. Saulė leidžiasi. Taip, pažiūrėsim, kas čia yra. Žuvė dar pozuoja, bet didelė, ne visgi. Tokios siauros gatvelės. Čia parodyti, kaip buvo statoma. Tokios galingos sienos. Ant akmens statyta. Pamatyti, akmenų luitai. Čia natūralūs. Čia popiežiaus paminklas. Jis čia gyveno ir mirė. Ganėtinai senas, 94 metų, jei neklystu. Šias tvirtovės tamplieriai pastatė. Tokia galingas, sienos galingos. Leidžiuosi šiom dabar siaurom gatvelėm į apačią. Iš tikrųjų net nežinau, kur einu. Kažkur einu, po miestelį šmirinėjau. Čia irgi pardavinėja rankinukus. Kur aš čia išeisiu, įdomu net. Ispanai garsiakalbiai. Skamba viskas, kai jie bendrauja. Tokios malonios kavinukės. Kieme sėdi, grožiesi senų miestų. Kita pusė. Čia iš jūros, kaip atrodo, iš jūros tai iš tos tvirtovės neįveiks. Neužlipsiu.
Čia irgi dar plyšys yra jūros vanduo patenka. Pliuškeną girdžiu. Bet kokia skylė didelė. Kokia skylė didelė. Girdėt, kai vanduo pliuškena. Čia pro langus galima pažiūrėti, ką ispanai daro. Labai daug paukščių, jie čia gal nakvot susirenka. Dideliais būriais toka. Ir čirškia. Girliandas papuoštas, bet palauksiu, kol sutems. Turėtų labai gražiai atrodyti. Čia žvaigždė apsišvietė. Kanalas, iš kurios pusės išėjau, biškį nesuprantu. Maniškai sėdi kažkur tai kaviniai. Dabar užduotis mane surasti. Daugmaž pasakė, kur jinai yra. Jei kas skambysiu, klausiu. Einu dabar pro kitus vartus. Pradžiai ėjau į vieną pusę, o jis sakė, nusuko į kitą pusę. Čia kažkur kavinė yra. O, eglutė. Susakiau kavos, biškį su pienu. Labai gražiai paserviravo ir servetėlė. Žmonės po truputį renkasi. Žiūriu, čia ateina, fotografuojasi jie. Kava tikrai skani. Ir nebrangu, sumokėjau 2,50 € už puodelį kavos. Turistinė vieta. Visiems rekomenduoju. Sugalvojom išgerti kavos. Svačiau, atėjom kavos pagerti. Ne jau išgėrė savo, dabar aš geriu. Ispanai netrumpom brankoja, bet pavaikšti. Taip, matai. Karšta buvo. Dabar labai gražiai apsišviečiau. Nežinau, ar matosi ar nematosi. Tikra šventė. Galva šala. Kaip prie užsidėjau. Sugalvojom išgerti kavos. Gražus labai kiemelis, labai skani kava. Labai skani kava. Labai gražus kiemelis. Kavinė užrašyta, kad negalima, tai reiškia, galima. Čia eisim per metai, po to daug kas norės. Eisi pažiūrėsi ten į antrą aukštą. Eisiu. Tu ten tą spyną truputėlį. Ten jinai arba gal jinai tik dėl akių įdėta, ar jinai ten tikra. Pamokina. Kam kalėjime sėsti? Gudrutė. Kad tvirtovės labai graži vieta, visi įlinda, filmuojasi. Čia prie eglutės. Pabandysiu pafilmuoti iš viršaus. Praeitais metais mes ėjom viršum, buvo neužrakyta, o dabar sakė, kad spyna. Nepatekau, kur mane primokė. Neprasižengiau. Ten anksčiau galima būdavo praeiti. Dabar užrakyta, uždaryta. Negalima vaikščioti. Ne, uždaryta. Spynelė uždaryta, jo.
Gražiai apšviesta. Labai apšviesta gražiai. Kiekvienas balkonas, visa gatvė. Čia kažkokia koplytėlė dar. Jam pažiūrėt? Čia va tokios arabiško tipo. Gražios plytelės. Žvakės ir degina jie, matai. Man tas žvakių kvapas tai laidotuvėm. Saulėlydis labai gražus. O, apšiko. Jie parė, einam čia, suminuoja. Jau mane parė. Atsistojam po medžiu. Ant rankos. Čia tave ar mane? Einu valyti. Kur tave? Ant rankos kaip tik dė. Sako, prie pinigų. Kažkur nosinukas pasiėmęs buvo. Čia tieškia tai normaliai serija tokia, bet O aš... žiūrėk, o manęs ne? Niekur? Tu čia taip įrašinėjai? Taip. Apdirbo mane. Pažymėjo. Einu aš dar prakartėlę nufilmuosiu. Po šitą medžių reikia atsargiai vaikščioti. Jie tai žino, nieks nesistoja. Antrą kartą į tą vietą nešauna. Sakai? Nu taip, sako per karą. Šitą medį apeisim aplinkui. Sako, antrą kartą į tą pačią vietą nešauna, bet aš vis tik nedrįsiu. Po šitais tarškalais daugiau nesistosim, ne? Ne. Nedrįsiu. Bet aš jaučiu kaip serija, tai dir, tėks man. Oblin galvoju. Bet sako, kaip paukštelės biški taip apkakloja, tai į pinigus, na, pinigėlių bus. Ar bus, ar nebus, išeis iš manęs pinigai. Oi, kaip gražu. Čia balkonai iš apatinės dalies ornamentas plytelės išvieto. Čia va tokios arabiško tipo gražios plytelės. Kiekvienas balkonas, kiekvienas langas. Vieną kartą išmušė, reiškia 15 po. Pažiūrėsiu. Jo, po 6:15. Čia atsimeni, buvom susitikę žmogų, kuris Lietuvoje buvo kažkaip Taip. Karžygiu apsirengęs buvo. Jo. Aš išėjau su juo fotografuotis, o jis sako, aš buvau Lietuvoje, Trakų pily buvęs. Šis čia būtent. Jo, tuo česnaku tai be galo skaniai kvepia. Nori kažką. Jau net užsimaniau valgyti. Aš noriu duonos su česnaku. Nu tai va duonos su česnaku, būtent to česnako. Kai girliandų daug pridėta, tai nuo jų apšvietimas atrodo kaip vakaras. Nors jau tamsu, bet jų tiek nemažai, kad apšviečia šias gatvelės pakankamai. Labai gražiai atrodo. Saulėlydis, kur saulė nusileido, raudonai šviečia. Švyturys mirktona žalia spalva.
4 matyti naktį. Beveik panašus į gyvatę. O čia va kaip banginio. Uodega. Ne uodega, o Pelekas. Ir čia kažkokius įprotis. Man su fantazija aišku, aš tai matau aštunkojį, jinai mato banginį. Ir banginio tie žiotys būna panašiai. Man kitos fantazijos toli gražu. O ten tai korys bičių man viduj. Kaip jis surištas su banginiu, nežinau. Važiuoju pasivažinėti. Važiuoju vėl į Peniskolą. Pasivažinėsiu, geras oras, saulėta. Pasirinkiau taip šiltai. Bet pasimiau krepšį, jei bus karšta, tai nusirengsiu. Nuo mūsų kemperių apsistojimo vietos 200 metrų iki jūros. Čia labai gražus paplūdimiai, smėliukas. Ir čia vienoj pusėje yra Peniskola, nuo 6-5 kilometrai, o kitoj pusėje yra Benikarlo, kažkaip tai. Ir visa šita pakrantė yra smėliukas. O ten yra jachtų klubas, jachtų sustojimo vietos. O čia visur viešbučiai. Šiuo metu jie tušti. Gal kažkur vienas kitas įsinuomavęs, bet visumoje tušti. Visiškai smėlis. Ir jisai toli nueina iki kelio. Kokie apie 50 metrų. O ten va matyti pilis, tvirtovė Peniskolos. O tokia alėja nuo Benikarlo iki Peniskolos tęsiasi apie 8 kilometrus. Nuo vieno miestelio iki kito miestelio. Dabar labai patogu vaikščioti, plus 15 dieną, 15-16. Dienomis būna iki 20 laipsnių šilumos. Jeigu dar saulė, tai išvis faina. Čia va po kairiai yra parodyta, kad yra iš lentų sudėtas takelis pasivaikščiojimam irgi žmonėm. Tai jau nešelėje gali pasirinkti. Po kairiai pusėje ten aprašyta apie medžius, apie krūmus, apie augalus. O čia va ženklas parodytas, kad nelegaliai pirksit, 750 eurų bauda. Jų daug kur yra ir va, dabar po kairiai matyti. Įspėjama. Bet čia visada tvarkinga, visą laiką valoma, švaru, tvarkinga. Nu, čia turistam paruošta infrastruktūra. Čia netgi dienomis galima atvažiuoti, kemperį pastatyti, pabūti prie jūros. Nakvot ko gero negalima, nežinau, vaiko, ne vaiko. Bet matyt, kad stovėjimo vietos tokios ilgesnės. Ne per didžiausias kemperis tilptų. Aš čia irgi sustoja. Ženklų draudžiančių nematau, kad čia būtų ir nakvot draudžiama. Bet policija dažnai važiuoja. Čia ispanai sustoja, o matyti, dar 2 kemperiai stovi. Čia nelegalūs pirkiautojai varo į darbą. Žolė pjauna parkuose sausio mėnesį. Šiandien sausio 6. Čia tai tik Ispanija gali. Važiavau, žolės kvapas, toks kaip pas mus pavasarį pjauna žolę. O čia šiuo metu jie pjauna. Toks parkelis. Žolė tvarkingai nupjauta. Jo, turistiniai miestai tai rūpinasi. Nepamiršta ir apsitvarkyti ir žolę nupjauti.
Nes ispanai patys į savęs nelabai tvarkingi, tai jeigu čia pleisi, tai šiukšlėm apsivers. Čia matosi žuvis, ko gero. Aš atsimenu ir praeitais metais čia žuvis matėsi. Čia va, būry žuvų, tokių nemažų. Kas per žuvys, nežinau. Sunku pasakyti, ne šapalai. Aš ir praeitais metais, užpraeitais, ko gero, kai buvom, tai mačiau čia tą žuvės. Tai specialiai ir atėjau pasižiūrėti. Aš mačiau ne tik tokias žuvės. Gal nežinau. Labai panašus į šapalus. Bet jie šviesesni, pas mus šapalai turi pelekų rausvą atspalvį. Bet aš čia mačiau ir karpių buvo. Čia iš karto išplaukė į jūrą. Bet jie neplaukė, jie nenori plaukti. Jiem ir čia gerai. Matosi, kaip jie plaukioja. Port de Peniscola, tai kaip ir uostas. A ten parodyta, kad žvejoti draudžiama. Galvas didelis. Čia kaip plačiakakčiai, man atrodo, bet čia daug labai. Sunku pasakyti. Nu, bet ir dydis čia. Po porą kilogramų tokių. Aš čia visur pažvelgus, tarp šitų žolių plaukioja žuvys. Tokio pačio dydžio. Čia miesto tvirtovė. Viršui kormoranai. Ir kormoranai tokių nenurytų. Čia matyt kormoranai. Nieko jie nebijo. Iš viršaus stebi tą žuvis. To žuvis dydžio kaip kormoranai. Čia tai rausas pelekas. Kaip šapalas. Matosi, jo? Och, kaip gražiai šoko. Kaip čia plačiakakčiai šitaip šokinėja. Irgi eina paviršium. Ne, čia ne šapalai. Ne, jokių būdų. Einu toliau pažiūrėsiu. Katinai guli čia, laukia žvejų. O, lipsiu ant viršaus. Čia dar neprisilaipėjau. Neprisivažinėjau. Aha, tvorelės nėra, dėl to tipo atsargiai. Ja, nepavojinga. Čia faina čia pasidėti būtų. Miestas Peniscola. Tvirtovė. Kormoranas vidury plaukė, neįveiks jisai. Tokia žuvies, kur šokinėja, manau. Šiam faina diena. Jachta sustatyta. Čia vakar vaikščiojom. Naujų metų apšvietimas buvo, girliandų iškabinėta. Žvejoja pačiamuose, žvejoti gerą draudžiamą. Čia žvejojam. Ai, su mašina jie čia atvažiavę. Einu toliau. Čia iš tokių akmenų luitų padaryta. Čia į patį galą nuėjau. Na, aišku, ženklai, kad žvejoti tai čia negalima. Bet tai ispanam negalioja. Bet jiem nusispjaus. Aš galvoju, tenai su uosto ribose negalima žvejoti. Bet ir čia lentelės išdėliotas, žvejoti draudžiama. Ispanai.
Ai, aš ir čia galėjau nusileisti. Nemačiau, bet nesvarbu. Čia ganėtinai aukštai. Ėjau viršum, tai jeigu užsižioplintai, tai kojas nusilaužtai. Arba sprandą nusisuktai. Iš arti žiūrau, kad čia per žuvys. Čia kakčiai, man atrodo. Jo. Mato, kad žmogus pasilenkęs ir plaukia. Žmonės pasitraukia, kormoranai pradeda puotą. Šiek tiek nusirengiau, nes iš tikrųjų net karšta pasidarė. Čia apsirengiau, pavėsį vėsų, bet ant saulės tai karšta. Ant saulės tai tikra vasara, dar jei vėjas neužpučia, tai teko nusirengti. Marakešą. Marokiečiai pardavinėja daržovės. O pas juos pirkti labai gerai. Šviežus įstabus kilogramas 1 euras mandarinų. Kaina buvo dėžiai padėta. Kilogramas 1 euras. Bet mandarinai tai geruliai, jie tai skanus. Jie praktiškai vos ne nuo medžio nuskinti. Antytės mažykės tokios įdomios. Paviršiu, kas ten žuvys plaukė. Jo, lūpas matau baltas. Jo, čia parodyta tokios žuvys. Jo, čia tokios pačios žuvys kaip ir... Ne, čia ne plačiakakčiai, ko gero, čia daugiau šapalai pilna. Gero nesimato. Žiauriai čia jį. Jo, negalima. Bet ispanai gilavandenių žuvų nevalgo. Tai tokia vieta pasivaikščiojimo. Tokia takai padaryta. Tokias takelis. Paukščiai ženais. Nu, paukščiam čia gerai. Švendrynas. Antys ilsisi. Tai tokia vieta. Ant polių pastatyta tiltas. Pasivaikščioti. Kažkas dviračiais važinėja, kažkas sportuoja, kažkas vaikšto. Nu, Ispanijai nebūdinga čia vietovė tokia drėgna. Gražiai padaryta. Iš tikrųjų, čia aš matau dar padarytas ledinis apšvietimas. Jis veikia, neveikia klausimas. Bet ledinės lemputės į lentas įleistos. Čia ne tik tiltelis, bet va ir po kairį, po dešinį matyti, kad kaip ir nušienauta. Kad būtų erdvė, kad būtų į ką pasižiūrėti. Kokiu būdu nušienauja klausimas. Nes švendrės būtų aukštos, jos būtų apgulusios šį tiltelį. Bet tai va, nušienauta, rūpinas. Nu, šis miestas tikrai turistam paruoštas. Ir pasivaikščioti, ir švarus. Gatvės tvarko labai aktyviai. Akį galiuką ir aš pravažiuosiu. Ką pamatėm? Ančių yra. Ir žuvų. Didelių žuvų. Kur toliau važiuosim? Važiuojam tiesiai. Stovi kemperiai ramus. Normaliai, kas ispanai, šveicarai. O kodėlgi ne? Gal dėl saugumo kempinguose patogiau? Ar dėl elektros? Tai visada jos turi. Dar išvažiuosiu į pradžią išvažiavimo. Pasižiūrėsiu. Bet jeigu vietos čia kempingai nerandi, taigi čia apsistoja, jokių problemų. Kaifas. Saulė, žmonės sportuoja. Ispanija daug sportuojančių. Visur praktiškai.